Šią mokymų programą sukūrėme tam, kad galėtumėte lengvai ir sklandžiai sukurti nuostabius ir įkvepiančius sėkmingus prekinius ženklus. Kodėl taip svarbu, kad jūsų produktas ar paslauga būtų gerai sukonstruotas ir nuosekliai komunikuojamas prekinis ženklas? Gal pirmiausia apie tai, kas tai yra tas prekinis ženklas. Prekinis ženklas tai žmogaus įsitikinimas apie produktą, verslą, kompaniją, paslaugą. Prekinis ženklas tai yra išskirtinumas, kurį jūsų produktas komunikuoja rinkoje. Kiekvienas prekinis ženklas kuria asociacijas ir įsitikinimus vartotojo galvoje. Todėl labai svarbu, kad kai vartotojas susiduria su konkrečiu prekiniu ženklu, kad jis jam sukeltų tam tikras asociacijas, kuo šis ženklas yra išskirtinis ir ypatingas. Kitaip tariant, prekinis ženklas yra jausmas, kuris atsiranda vartotojo galvoje kaip asociacija. Todėl, kuriant prekinį ženklą, labai svarbu sukurti prekinio ženklo reikiamas asociacijas vartotojo galvoje, arba jį reikia pakeisti tam tikrus įsitikinimus. Puikiai sukurtas ir iškomunikuotas prekinis ženklas labai padeda produkto ar paslaugos pardavimam. Esu tikra, kad tikrai ne kartą matėte prekinio ženklo įtaką. Tarkime, jums patinka Levi's džinsai. Tikrai turite nuomonę apie juos. Ir juos dėvėdami tikriausiai jaučiatės empatiški, originalūs, drąsūs. Tiesiog vien juos dėvėdami esate labai madingi ir labai originalūs. Tam, kad tokias asociacijas ir nuomonę bei jausmą turėtumėte, Levi's kompanija įdėjo labai daug pastangų. Jie sukūrė visą planą ir strategiją, apie ką jie nori komunikuoti savo vartotojams ir kokias asociacijas sukelti. Šią strategiją jie žingsnis po žingsnio įgyvendino ir todėl po ilgų darbo metų jų prekinio ženklo vertybės, asociacijos, žinutė tiesiog apsigyveno vartotojo galvoje. Todėl, jei pastebėsime, vieni prekiniai ženklai mus drąsina ir įkvepia nuveikti didelius darbus. Kiti leidžia mums pasijusti madingiams bei stilingiams. Tarkime, kosmetikos prekinis ženklas Uoga Uoga komunikuoja apie savo natūralią kosmetiką. Todėl aišku, kad naudojant šio prekinio ženklo produktus, jausite, kaip skleidžiasi jūsų natūralus grožis. Taigi šioje mokymų programoje sužinosite labai detaliai, kokią žinutę apie savo prekinį ženklą komunikuoti ir ką žadėti savo vartotojui.